Brolis vedasi mus į kažkokią vietą vakarieniai, kadangi čia yra jo diena. Jam buvo leista ir išrinkti ten, kuris norės mus nusivesti vakarienės. Mums stalai kaip užsakyti tiesiog. Iš visų pusių matosi jūra. Štai išsirinko stalą. Pradėjom nuo nulio. Štai ir mes. Ačiū už palinkėjimą. Tikrai to ir sieksim ateityje savo gyvenime, kai galėsim tą leisti šį bei tą. Bandymas buvo nepavykęs, kadangi ten duoda tik alkoholinius kokteilius. Mes alkoholio nelabai geriam ir ieškom vakarienės. Tai vaikščiosim toliau po gatvelės ir bandysim surasti vietą skaniam maistui vakarienei. Va kiek vietų. Vieta ir vėl nepavyko, dėl to, kad ten buvo kokteilių baras ir vėl. Žiūrėkit, gal iš trečio karto ir mums pavyks surasti maisto vietą. Labai daug kačių, pilnos gatvės kačių. Va, dar viena katė. I will stop with clothes and we go home eating. If I see you like that, Savo labai draugiškai sakė, kad iš vaidos trečio karto mums visgi pavyko, ne, gauti vietą pavalgyti. Garlic bread with cheese. Pirmas užkandžio ragavimas. Laukiam pagrindinių patiekalų. O kas čia, čia kažkoks užkandis? Geras dėliukas, nesausa nieko. Salotos, šį kartą ne graikiškos. Brolius, tagletėlės makaronų su lašiša. Kol kas skoniais nesiskundžiam, laukiu padažo, sesė laukia irgi savo patiekalą. Brolis visus vaišina makaronais. Užkandukai. Mama sakė, kad jai labai patiko žalias. Buvo humusas, tadžiki ir dar žalias. Kaip jum vakarienėm? Jeigu Julius nebūtų suvalgęs eglės sumuštinio, gal būtų ir geresnė. Tai jisai pasidalino su visais. Jis pasidalino su visais, jis labai draugiškas. Tai tik po to supratome, kad iš tikrųjų tai buvo... O Sėdutė pasidalino. Pasidalinom savo maistais. Brolis valgė makaronus dalinos, aš salotom. Sesė sumuštinį visi keturi pasidalinom. O mama valgė visų. Sotus ir laimingi. Mama nieko neužsisakė, bet valgė daugiausiai visų. Diena. Gerą video padariau, vieną susisukiu, žinau. Faina parduotė. Tikrai faina. Reikia vyriškų Oh my god. Kur saidas, žiūrėk, noriu lebubų. Kokių čia yra? Nežinau. Can we check the inside? Renkasi kaklo grandinėlę. Kai kas jau šiek tiek ir padarė šopingą.
Labai jaukios šitos gatrelės, restoranėliai, maistai. Toliau ieškome papuošalų. Renkasi, ką galima gero. Kuris gražus man į bambą būtų? Lauktuvyčių, prieskonyčių. Prieskonyčių. Tam prieskoniai. Kam auskarai. Šalavijas. O, šalavijas. Išsiaiškinkime, kas čia yra graikiškai labai gerai moka. Alaja bier. Ne, bet čia gi neliošis. Arbata kažkokia. Žiūrėti, kągi čia mes galime pamatyti. Maisto nemažai vietų. Tiesiog tradicinius gatvės vaizdas. Va toks skyrius įdomesnis tiem, kas rūko. Galima įsigyti įvairių produktų ir susuktų, ir nesusuktų. Super strong. Super strong. Vieną vakarą parūkai. Gerai miegasi. Kam patinka, aišku. Visokių yra. O mes griebsim šito. Virgin olive oil. Parduotuvėje tokios grindys. Suknelė. Nu kaipgi moteris be suknelė. Tai jau kokią griebsim? Kokią griebsim? Graikiškos dievaitės suknelę. Reikia kažkokią graikiškų dievaičių suknelę nusigriebti. Tinka grindys šitoj parduotuvėje. Papuošalai, suknelės. Čia koks skyrius. Rankenukų. Čia gal nenueisim nieko. Čia pasėdėti galima. Opa, čia kokie gertuvai. Ai. Čia kokie gertuvai su kapiniais. Graikiška. Nori? Ne. Labubu. Tau reikia nupirkti. Kur yra labubu? Va. Sveiki atvykę į bažnyčią. Bažnyčioje baras. Kaip palaikyti balansą? Hello. Ne, va. Давай, ну. Вот шокмел. Gačiu. Nu ir šitie žiūrėkime. Geram dienos pabaigimui. Gelato su lemonu. Va. Kiekvieno vakaro pramoga. Prisipiso, negalima Čipsai ir alus. Ir daug kamerų, Ai, čia kompiuterių. su savo tom kamerom nefilmavus. Jau nefilmavimo valandos, o ne kaip suprantu. Ačiū, mėly mano sesė ir brolis.